cirkas be pinigų, kitaip šito įvertinti negalėčiau. Muziejaus direktorius, tai yra pavaldinys, taip sakyčiau, išsikvietė ministrę ant kilimo, pakalbėjo su ją, tam tikrą prasme į darbo pokalbį, pakalbėjo su ją ir jam palengvėjo. Savo viršininkę, buvęs Valinsko paskirtas valinskininkas, kultūros ministras Aronas Gelonas, ar kaip jisai ten pats, reiškia, mėtosi, nežino, tos paslaptingos tautybės. Toksai žmogelis vis ieško pėdsakų, kaip čia dabar visur, reiškia, kažką tai sudėlioti. Aš tiesiog pasakysiu seną taisyklę, nėra dūmų be ugnies, kas liečia jo tautybę. Tai šitas veikėjas tyčiojasi realiai iš socialdemokratų, jeigu socialdemokratam nedaeina. Jisai pakalbėjo su ministrai ir sako, man palengvėjo. Žinot, atsiprašau, toks palyginimas, gal ir ne visai korektiškas, palengvėjo, kaip prigerė alaus ir paskui nueini į tualetą nusilengvinti. Ir taip palengvėja. Tai čia man kažkas tokio tipo muziejaus direktorius, kur? Beje, valstybės kontrolė nustatė, kad muziejuose neapskaityta vertybių yra už milijardinės sumas. Taip, kad tam veikėjui realiai degė užpakaliukas, nes jeigu ten pakrapštyti jo muziejaus kerteles, išaiškės, kad galai nesueina. Kas gali paneigti, kad tokių faktelių nebus? Tai jisai ir labai kovojo realiai už savo taburetę, už tai, kad jo netikrintų. Beje, dar priminsiu, kad jisai, muziejaus direktorius, pareiškė, kad jisai kaip savo muziejaus nuosavybę neskolins vyriausybei paveikslų. Jeigu socdemai nesuvokia, kad va toks veikėjas, visiškas valinskininko kažkoks ten parankinukas, tyčiojasi iš jų, tai žinot, man tai yra juokinga. Dar jisai pareiškė, kad jo vadovaujama kultūros ir meno komisija sugrįž posėdžiauti į ministeriją. Jis leido savo sugrįžti. Čia ta kultūros ir meno komisija, kuri surūdijusiam vamzdžiui skiria kultūros ir meno premiją. Tai lygis jos, manau, kad atitinkamas. Ir čia daugiau jau nėra ką komentuoti, bet žinot, kaip palyginimas būtų įvairiausias, galima ir labai negražių pavadinimų, bet kai darbininkas sėdi ir sako, kalbėjau su direktorium, leidžiu jam būti, jis man visai neblogą įspūdį sudarė, liepiau dar jam pakelti man atlyginimą. Cirkas be pinigų.